Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas, šiandien pristatome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ištartą Dievo žodį naujajame Jeruzalės vienuolyne Rumunijoje. Dievo žodis apie pasaulio pabaigą ir viešpaties dieną, antra dalis. O pasaulis, kartaus pasaulis, kaip jie visi geidžia tavęs, tavo stalo, tavo elgesio. Tėti, ką tu matai pasaulyje? Tėti, ko tu jos trokšti? Kodėl? Sūnus? Būkite tikri, kad savo akimis pamatysite šio pasaulio sunaikinimą, skrydį į kalnus ir kapus. Kristianai, tu pamatysi pasaulio sunaikinimą, pamatysi pasaulio skrydį ir išgirsi pasaulio šauksmą. Jei būsi su manimi, kristianai, ir turėsi šviesą savo rankoje, iki 1000-osios kartos išgelbėsi savo žmones. Tu sakysi, viešpatie, čia mano motina, čia mano sūnus, o Dievas įvykdys tavo žodį ir tau pasakys, rinki savo tautą ir tu ją išpirksi, bet tik malda. Nustokite trokšti pasaulietiškų patiekalų. Jūsų seneliai ir protėviai buvo išskirtiniai. Daugelis nebenorėjo žiūrėti į moters veidą. Jei ieškosite šio žodžio, kad jį pamatytumėte, klysite. Jį pamatyti yra nuostabu apie viešpatį Jėzų. Jis nusileidžia į paskutinius laikus, nematomas, bet girdimas. Jei sakysi, kad jis ant kalno ir jo ieškosi, nerasi. Jeigu ieškosi šiame kūne, nerasi, nes kaip matai savo kūną vandens inde ir ieškai jo išpildamas vandenį, taip ir nerasi ir klysti. Bet tikėkite mano žodžiais, jie yra tiesa. Atsimink, kristianai, kad Dievo įstatyme parašyta, kad tas, kuris šiandien yra krikščionis, su juo baigėsi šiandienos amžius. Jūs esate raktas. Potviniai ir visa, kas vyksta, kyla iš gėrimo, tai iš paleistuvystės ir šio pasaulio rūkymo. Mano vaikai, Dievo rūstybė užgriuvo pasaulį. Dievas įsakė dideliems potviniams ir dideliems dykimams sunaikinti šį pasaulį. Tai, kas buvo matyta, yra tik ženklas. Neverk dėl to, kas vyksta šiame pasaulyje, neverk dėl šio Babilono. Saugokitės, nes šiandien ateina laikas eiti miegoti, o kai atsikelsite, to nesužinosite. Pažiūrėsite, kad pamatytumėte kaimyno vietą ir jo daugiau nepažinsite. Nebijok. Izraeli, ateina galas. Nepasiklysk. Izraelis, baisus pasaulis ateina iš rytų, iš pietų ir iš šiaurės. Kai aš šaukiau ant tavęs, tu juokiesi iš manęs. Sustabdyk, pasauli. Sustok, pasauli, nes man negera, tau negera. Sustok, pasauli, atsigręžk į mane, nes aš taip neįvesiu tavęs į savo karalystę. Lyg kas nors būtų pabarstęs druską, toks tu uždusęs. Sustabdyk, pasauli. Atrodė. Tarsi sakytum, kad aš melagis, kad nesu viešpats Jėzus Kristus. Pasislėpsiu nuo tavo veido ir leisiu tavo ugniai tave suėsti. Sustabdyk, pasauli. Kas tave išgąsdino, kas tau pasakė, kad tu žūsi? Rytoj teisiu tave už tai, ką palikai. Kur tavo sūnus ir dukros? Jūs esate viešpaties Jėzaus įpareigoti ieškoti ašarų maldai, nes ateina laikas su 1 gramu ašarų išplauti skalbinių patalą visai tautai, gyvai ir mirusiai. Ir daugiau vaikščiokite ir ieškokite išminties, nes seneliai ir protėviai išminties nepasiėmė, o ieškojo. Savo namuose esate karo metu. Jos vyras slapta nužudo savo žmoną. Jis nužudo savo žmonos vyrą ir tai pabaiga. Teko girdėti, kad neliko nei tikėjimo grūdo, nei kunigystės, nei bažnytėlės grūdelio. Taip. Jei jis neturi kam tarnauti, todėl jis bus apleistas. Visame pasaulyje girdima, kad krikščionys žus. Netikėk. Neišsigąskite, nes šie gandai kyla iš nešvarios dvasios. Gandas sklando visoje žemėje, bet parašyta, kad visi nusidėjėliai žus savaime, nes 1000 kartų buvo pranašauta apie nusidėjėlių sunaikinimą ir jie nebijojo. Bet tu atsigulsi, o atsikėlęs nebematysi to, kuris tave piktžodžiavo, nebematysi to, kuris tave pardavė ir nebežinosi jo vietos.
kaip sapne nusidėjėliai žus, to Dievas nebegali pakęsti. Nebijokite ir nebijokite šiandieninio pasaulio mokslo. Nes šiandieninio pasaulio mokslas yra kaip žmogus, kuris miršta be žvakės. Visos Senojo ir Naujojo testamento pranašystės išsipildė, o pabaiga beldžiasi į duris. Visi velniai išėjo į žemę ir rengė šį pasaulį daryti nuodėmes, nes šios nuodėmes, kurios šiandien daromos šioje šalyje, taip pat buvo padarytos Sodomoje ir Gomoroje, buvo padarytos ir Nojaus laikais. Jei klausysi, tai ir neklausysi, pamatykite šio pasaulio sunaikinimą, kad Viešpats jūs paims. Laikas ateina, bet neliūdėk. Įrašykite knygoje, kad esame apokalipsės pabaigoje. Dar liko šiek tiek laiko, bet jį sutrumpina jūsų silpnumas, kad daugelis krikščionių išsižadės savo šventumo ir stos į Dievo netikinčiojo pusę. O, būk slapta, mano tauta, nes jei tu puoliai, Dievas tave pakels. Bet brolio neparduok, galva ten, kur kojos. Jei tu kritai, o jis nenukrito, džiaukis. Neduokite kitam skausmo dėl savo kritimo. Nekurkite priešų, nekeikite, neapkęskite, kai jūsų nuodėmės atsiskleidžia. Tu girdėjai verkti, laistyti žemę. Viešpats Jėzus atėjo iš dangaus į žemę ne tam, kad gaištų laiką, o kad užbaigtų raštą. Džiaukis, kad šiandien gimei ir aš tau paskambinau. Kada ateis laikas žinoti, kaip skiepyti netikinčiųjų gyvybės. O mano mylimi žmonės, aš nubaudžiau tavo protėvius ir tavo protėvius, įvedžiau juos į sunkias kančias, nes jie tyčiojosi iš mano stebuklų. Kodėl viso to neskaitai knygoje? Kodėl? Kodėl tėtis mano gėlės, kodėl? Angelai ateina nuskinti tavęs, mano gėlių, dvasinių, nes parašyta, kad Dievas ims savo dalį, o blogąją, kad įlies ant jos ugnį. Žinokite, kad bet kuri kunigystė, kuri yra prieš jūs, nėra mano pateptieji, aš jų nepažįstu. Sutikę mane jie sakys, ar aš nedirbau tau? Aš nepažįstu tavęs, kad mano kūną ir kraują tu iššvaistei, apiplėšiai, tu turėjęs dovaną kalbėti su manimi, per maldą išauginsi net 1000 kartą. Dievas davė valdžią savo sūnui, taip pat savo mažiausiam tarnui tėvui. Žinokite, kad nebūsite didesnis, o kitas mažiau, bet visi vienodai bus pamatuoti. Kad sakysi kalnui, padaryk duris, leisk man praeiti pro tave, ir bus padaryta Kristianai, ir sakysi kalnui, judėk, ir jis pajudės Kristianai. Ir tu sakysi kalnui, susmulkink, ir jis sugrius, nes aš tau sakau tiesą, Dieve, per tavo tikėjimą padarys šio amžiaus pabaigą, nekaltink savęs, nes tai yra nuodėmė. Kristianai, kodėl aš tau skambinu, ar tu ateini pas mane, aš tau neseniai paskambinau ir pasakiau, ateik. O kodėl tu ateini ir grįši? Kodėl tu nepalaikai mane? O kaip, kai pamatysi mane? Ką tu sakai, tėve, kada tu stovėsi prieš mane? Ar turėsite drąsos kalbėti, ar tylėsite? Ar turėsi drąsos, ar tapsi geltona ir liūdna? Mano žmonės, Dievas nenori jūsų liūdesio, bet nori, kad jūs stovėtumėte prieš jį kaip brangiausias jo vaikas, sako, aš esu antikristas ir šis pasaulis eina su manimi. Žinok, Kristianai, net jei tu negyvensi iki jo matyti, tu jį pamatysi, kad pabaiga nebus anksčiau nei tavo prisikėlimas, kad ir mirusieji, ir gyvieji galėtų pamatyti antikristą. Ir jūs nustebsite ir paimsite ant rankų Dievo angelus, kad jie jūs išgelbėtų, jei būtumėte jo draugas. Jis žino, kad jam liko nedaug, ir bėga kaip liūtas sugriauti Dievo darbo. Vis dar yra maža vieta, kur jis neįėjo, bet meldžiasi su ašaromis, sūnus, melskitės. Ateina geri ir blogi laikai, bet jie praeina kaip nuomonė. Taip praeis, kol ateis diena, kai atsidursite Dievo akivaizdoje. Būkite tobuli krikščionys, kad visos gyvenimo sekundės būtų užrašytos, nieko neištrinama. Tai šios dienos pranešimo pabaiga, te laimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.